Tekstas, kurį naudojame šioms pamokoms, yra Jono Evangelijos 13 skyrius 34 ir 35 eilutės. Jėzus kalba ir sako, aš jums duodu naują įsakymą. Kiekvienas pasakykite, naują įsakymą. Naują įsakymą Jėzus pasakė, duodu jums. Koks tas naujas įsakymas? Kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi žmonės pažins, kad esate mano mokiniai. Kaip jie galės pažinti, kad čia Jėzaus mokiniai? Jei jie turės meilės vienas kitam. Aš pakartosiu, kad mes kalbame apie naują įstatymą, apie naujosios sandoros naują įstatymą. Naujas įstatymas numatytas, kad užimtų senųjų 10 įsakymų vietą. Jėzus įvykdė senąją sandorą ir įtvirtino naują sandorą savo krauju. Aš suprantu, kad kai aš tai kalbu, nes kalbu tai jau seniai, žmonės pradeda sakyti, tai ką tu turi omeny, kad nebereikia laikytis 10 Dievo įsakymų. Matai, tu vaikštai meilėje, tu nelaužysi nė vieno įsakymo, kuris buvo duotas pažaboti nuodėmę. Jei aš tave myliu, aš nevoksiu nei iš tavęs, nei iš nieko kito. Jei aš myliu, vaikštau meilę, tai melagingai neliudysiu prieš nieką. Dabar dar kartelį atkreipkite dėmesį į vieną iš mūsų skaitomų tekstų, Jono 13:35. Iš to visi žmonės supras, visi žmonės tiek pasaulyje, tiek bažnyčioje, visi žmonės reiškia visi žmonės visur, kad jūs esate mano mokiniai. Kaip jie supras? Jei turėsite meilę vienas kitam, štai pagal tai jie tiksliai galės nustatyti, štai tokiu būdu jie supras. Ši meilės rūšis nėra savanaudiška. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė, aleliuja, savo viengimį sūnų, tam, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Meilės įstatymas mums duotas tiesiog čia, Jono 13:34, tekstas, kurį mes skaitome, duodu jums naują įsakymą, naują įstatymą. Matote, Dievo šeimos meilės įstatymas yra, kad jūs mylėtumėte vienas kitą. Kaip? Taip, kaip aš jūs pamilau. Kad taip mylėtumėte vienas kitą. Kaip jis pamilo mus? Ar todėl, kad mes nusipelnėme? Ne. Jis pamilo mus dar tuomet, kai mes buvome neverti meilės. Jis pamilo mus dar tada, kai mes buvome nusidėliai. Biblija taip kalba. Pagalvokite apie tai. Jei Dievas pamilo mus tokia didelę meilę, kai mes buvome nemylėtini, kol mes dar buvome nusidėliai, tada, kai mes buvome jo priešai, jis tada mylėjo mus. Ar manote, kad jis savo vaikus myli mažiau? Ar manote, kad jis savo vaikus myli mažiau? Ne. Ačiū Dievui, 1000 kartų ne. Ir mes turime mylėti lygiai taip pat. Matote, Biblija moko mus daryti gerą, mylėti savo priešus. Biblija moko mus daryti gerą tiems, kurie mums daro blogą. Mylėti taip, kaip Jėzus mylėjo. Jūs suprantate, kad yra natūrali žmogiška meilė ir yra dieviška meilė. Meilė, apie kurią mes kalbame, yra dieviška meilė, Dievo meilė, nežmogiška, natūrali meilė. Šiandien daug kalbama apie įprastą žmogišką meilę, bet draugai, tokios meilės kaip dieviška meilė niekur nėra pasaulyje. Natūrali meilė, žmogiška meilė yra savanaudiška. Girdėjau, kaip žmonės sakė, mamos meilė yra gimininga dieviškai meiliai. Ir aš taip mąsčiau vienu metu. Bet gyvendamas ir stebėdamas atradau, kad taip nėra. Kaip dažnai būna mamos meilė, taip pat yra savanaudiška, natūrali, žmogiška ir savanaudiška. Amen? Mano vaikelis, mano vaikai, žinoma jie tavo, bet kai jie užauga, tu turėtum turėti pakankamai supratimo, kad juos paleistum. Aš pamenu vieną bažnyčią, kurioje vedžiau susirinkimus prieš keletą metų. Brangi moteriškė, prie manęs verkdame, jis sakė, aš myliu savo vaikus,
Aš juos myliu, aš noriu, kad jūs melstumėtės už juos. Aš juos užauginau šioje visos Evangelijos bažnyčioje, toje, kur aš vedžiau susirinkimus, jis sakė. Ir aš nesuprantu, kodėl ne vienas iš jų nelanko bažnyčios, išskyrus mano mergaitę. Ji turėjo omeny savo vienintelę dukrą. Be jos dar turėjo 2 berniukus. Ši mergaitė grojo pianinu bažnyčioje. Ji vienintelė atėjo į bažnyčią. Tiesą sakant, vienas tos moters sūnus ką tik buvo pabėgęs iš namų, jam buvo apie 17 metų ir jis pabėgo. Moteris buvo našlė. Jis sakė, ne vieno nėra tokio bažnyčioje, kuris taip mylėtų savo vaikus kaip aš. Ji man tai pasakė. Aš atsakiau, sesė, tam turi būti kažkokia priežastis, dėl ko viskas įvyko, kaip įvyko. Aš pas jūs tik svečias, tik pakviestas pamokslininkas jūsų bažnyčioje, bet aš matau, kaip ta vargšė mergaitė sėdi prie pianino. Aš paklausiau pastoriaus, nes galvau, kad jai kažkas blogai. Jei pažvelgiu į ją, ji panarina galvą, elgėsi keistai, bet tik kvalifikuota atlikėja, tame mieste buvo universitetas ir mergina įgijo 2 ar 3 muzikos universitetinius laipsnius tame universitete. Ji buvo labai talentinga pianistė, bet tu pažvelgi ją ir ji nusisuka, panarina galvą, elgėsi keistai. Ir aš paklausiau pastorius, kas vyksta, ar jai kas nors blogai? Jis pasakė apie merginos pasiekimus, o vėliau pridūrė, todėl aš žinojau tai, kai jos mama atėjo. Ta mergina nė karto nebuvo išėjusi vakare iš namų per visą savo gyvenimą. Jos mama niekada neišleido jos iš akių. Ji niekada neturėjo vaikino, o dabar jai buvo apie 28-30 metų. Niekada neturėjo draugo, draugės, niekada neturėjo jokių draugų. Jos mama visą laiką laikė ją pašonėje, kaip pas mus Teksaso valstijoje sakoma, po savo lietpalčio skvernų. Jos niekada neišleido pas draugės nakvoti ir negalėdavo pasikviesti draugų. Dėl to jos asmenybė iškreipta. Ji nežino, kaip reikia elgtis viešumoje. Nesvarbu, kad baigė mokyklą ir universitetą. Tau reikia bendrauti su kitais tavo amžiaus jaunuoliais. Taigi moteriškė pasakė, aš noriu, kad pasimelstumėt už mane. Aš paklausiau, dėl ko? Kad mano berniukas 16-17 metų sugrįžtų namo. Aš atsakiau, aš nesimelsiu. Ačiū Dievui, kad jis pabėgo. Aš tai pasakiau jai. Aš pasakiau, ačiū Dievui, kad jo nebėra. Ir šita mergaitė turėtų įgyti pakankamai supratimo ir išeiti iš namų taip pat. Bet aš myliu juos. Taip, aš atsakiau, bet tai žmogiška, savanaudiška meilė. Savanaudiška. Jūsų širdis suinteresuota jūsų gerovę, o ne vaikų. Aš žinau, kad tai sunku. Aš žinau, kai būna sunku, kai kalba eina apie vaikus. Kai būna sunku, kai vaikai palieka, mums būna sunku. Nenoriu pasirodyti sentimentalus, bet norisi verkti. Amen, amen. Tai tiesa, tai sunku, bet mano širdis suinteresuota jų gerovę. Aš žinau, kad anksčiau ar vėliau jie turės išeiti. Jie turi savo tarnavimą, jie turi ugdyti savo tarnavimą, statyti savo tarnavimą. Jiems reikia daryti tai, kad Dievas jiems liepia. Negali būti visą laiką įsikibęs tėčio skverno. Ar jūs dalyvaujat? Matote, natūrali žmogiška meilė, o mes esame natūralūs, iš fizinio požiūrio. Tu tai gali suprasti, bet natūrali žmogiška meilė yra savanaudiška. Natūrali motinos meilė yra taip pat savanaudiška. Ta moteris taip pat mylėjo savo vaikus, bet natūralė, nedieviška meilė. Ji neturėjo širdies suinteresuotos vaikų gerovę. Jo širdis buvo suinteresuota jos pačios gerovę. Aš noriu, kad vaikai būtų su manimi. Ji norėjo išlaikyti vaikus pas save. Ar girdėjote, kad uošvės retai, kada turi problemų su žentais? Kartais turi, bet nedažnai. Dažniausiai problemos kyla tarp marčių ir anytų. Pamenate, aš jums pasakojau apie vieną pavyzdį, apie jauną porą, tarnautojus. Moteris pasakė, kai jūs pamokslaujate, aš net pradedu abejoti, ar esu išgelbėta. Supainiojot mane visai. Aš atsakiau, nėra čia ko painiotis. Kai aš atvykau, čia Dievo šviesa apšvietė, kokios bėdos. Jie atsakė, na jūs pacitavote rašto vietą iš 1 Jono laiško, kur sakoma, kad tas, kuris nekenčia savo brolio, yra žmogžudys. Ir joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo savyje pasiliekančio. Ir šventoji dvasia paragino mane pamokslant pridurti. Čia kalbama ir apie anytas ir uošvius taip pat. Iš tiesų taip ir yra. Taigi aš paklausiu, tai kokios jūsų bėdos? Jie atsakė, aš nekenčiu savo anytos. Aš žinau, kad taip nėra, kad ji nekęstų. Nes jei nekenčia, ji žmogžudė ir tau reikia saugotis, kaip tu vartoji šitą žodį nekenčiu. Šio žodžio tavo žodynė neturėtų būti. Amen, amen.
Bent jau ne ta prasme. Mes turime nekęsti nuodėmės be abejonės, amen. Tuomet ji pasakė, tai kągi man daryti? Aš jai atsakiau, tu turi elgtis taip, tarsi ją mylėtum, nes tu ją myli. Aš žinau, kad ta meilė yra jo širdyje. Jei reikėjo tą meilę iš širdies ištraukti ir parodyti, elkis taip, tarsi ją mylėtum, nes myli. Matote, meilė turi būti praktikuojama. Meilė yra iš širdies. Meilė apreiškiama žodžiu ir darbu. Amen. Taigi pasikvietė mane su žmona, taip pat ir savo Anytą ir jos dukterį po vakarinio susirinkimo pas save vakarienį. Ir aš jums pasakau apie jos mergaitę, kuris sirgo epilepsiją. Ir ji norėjo, kad mes už ją pasimelstumėm po kelių dienų. Ir viešpats pasakė, nesimelsk už tą mergaitę, nedėk ant jos rankų. Pasakyk mergaitės mamai. Senajame testamente aš pasakiau, laikykitės mano įsakymų ir aš pašalinsiu ligas iš jūsų tarpo ir tu pripildysi tau skirtą dienų skaičių. Perfrazuojant tą posakį Naujojo testamento kalbą, vaikščiok mano meilės įsakyme. Laikykis mano meilės nurodymų. Daryk tai, kas teisinga mano akise. Tai reiškia vaikščiok meilėje. Viskas sutelpa šiame įsakyme, tau nebereikia rūpintis kitais. Ir aš patrauksiu ligas iš jūsų tarpo. Ir pasakyk mamai, mama, pasakyk šėtonui, aš vaikštau meilėje, patrauk ranką nuo mano vaiko. Aš dar nespėjau užbaigti sakinio, kai atsisuko į dukrą, kuriai buvo epilepsijos priepuolis, parodė pirštų ir tarė, šėtone, patrauk ranką nuo mano vaiko, aš vaikštau meilėje. Ir priepuolis iškart liovėsi, iš karto. Kai kurie žmonės gali pasakyti, aš nevaikščiau meilėje. Ji taip pat nevaikščiojo, bet ji įėjo į meilę. Kai įeini ją, pasilik joje. Jei išeini iš meilės, kiekvienas žingsnis už jos ribų yra nuodėmė. Jei išeini iš meilės, grįžk atgal ją kiek gali greičiau. Nelauk, kol nueisi į bažnyčią, gali pavėluoti. Tiesiog ten, kur esi, prašyk Dievo atleidimo ir grįžk į meilę. Ir jei reikia, prašyk kito žmogaus atleidimo. Ar išgirdote, ką pasakiau? Ir sugrįžk kuo greičiau į meilę, bet ji jau meilė, jau susitvarkė. Aš pamenu, po 4 metų mes apsilankėme pas jos namuose, po 5 metų mergaitė tada jau buvo 8 ir vaikelis buvo visiškai sveikas. Ir aš paklausiau mamos, ar jai buvo dar problemų. Ji pasakė, per tuos 5 metus buvo užėję keletas nedidelių simptomų ir aš paklausiau, ką tuomet darėte? Jie atsakė, o ne šėtone, nedaryk to. Aš vaikštau meilėje ir simptomai pasibaigdavo, išnykdavo. Tau taip pat tai veiks, kaip ir tai moteriškiai. Amen. Nes meilės įstatymas priklauso tau. Naujasis įstatymas yra meilės įstatymas. Naujosios sandoros įstatymas. Ar išgirdote mane? Šlovė Dievui. Aš taip pat jums pasakoju apie kitą Evangelijos tarną. Kažkas atvyko į miestą ir pastatė naują bažnyčią. Į mano miestą, kaip jis sakė. Matote, tai savanaudiška. Ne jo miestas, Dievo miestas. Amen. Aš jo klausiau, kiek pas jūs ateidavo į sekmadieninę mokyklą žmonių prieš tam žmogui pastatant bažnyčią? Na, užpernai vidutiniškai susirinkdavo 112, pernai 113 kūdikių, vaikų ir visų žmonių. Kiek laiko ta nauja bažnyčia stovi pietinėje miesto dalyje? 2 metus. Kiek vidutiniškai dabar pas jūs susirenka žmonių? 240, 260. O kiek pas juos renkasi? Na, man liūdna pasakyti, bet pas juos renkasi 260, 280 žmonių. Jie truputį lenkia mus. Tuomet abu jūs surenkate virš 500 žmonių. Tu turėtum virpėti iš džiaugsmo dėl to. Noriu, kad pasimelstum už mane. Aš turiu opą. Aš noriu atleisti tam žmogui, bet negaliu dėl to, kad jis atvyko į mano miestą. Negali melstis už tokį žmogų, kad pagytų nuo opos. Jo operavo. Aš jį vėl sutikau konferencijoje. Jis sakė, aš noriu, kad pasimelstum dėl mano opos. Jį vėl atsinaujina. Nėra reikalo melstis už jį, jis turi atsikratyti to neatlaidumo. Matote, jis turi vaikščioti meilėje prieš savo brolį. Jei tu esi neatlaidumo būsenoje, tu nevaikštai meilėje. Meilė atleidžia. Aš noriu pridėti. Meilė atleidžia ir pamiršta. Meilė atleidžia ir pamiršta. Nes Dievas yra meilė ir jis atleidžia ir pamiršta. Jis taip pasakė, ar ne? Aš pasakiau, jis taip pasakė, ar ne? Amen. Aš pasakiau amen. Šlovė Dievui. Matote, kai tas vyras atleido, aš žinau, kad jis tai padarė. Jo padingo. Šlovė Dievui. Per amžius. Aleliuja. Ačiū Dievui. Matote, priežastis, dėl kurios daugelis žmonių patenka į bėdą, yra ta, kad jie ne visada vaikšto meilėje ir atlaidume. Meilė ir atlaidumas eina koja kojon. Dievo meilė yra mūsų širdise, mūsų dvasiose. Maitinkime tą meilę. Leiskite pasikartoti. Praktikuokime tą meilę. Meilė vaisius ir ji auks ir mes galime išaukti iki tokio lygio,
Aš dar nepasiekiau jo, bet stengiuosi pasiekti, kur Dievo žodis kalba apie tapimą tobulų meilėje. Aš dar nesutikau nei vieno, kuris būtų tai pasiekęs. Pats kartą ar du galvojau, kad jau pasiekiau meilės tobulumą, bet maždaug tuo metu kas nors nutikdavo taip, kad mano galva atsidurdavo ten, kur prieš kelias minutės stovėjo mano kojos. Ir aš tada suprasdavau, kad buvau žymiai toliau nuo to tobulumo nei galvojau. Amen. Dievas nori, kad mes augtume ir mes galime augti meilėje. Ir iš tiesų nėra augimo dvasioje be augimo meilėje. Biblija kalba, kaip aš jau minėjau, apie tapimą tobulų meilėje. Ačiū Dievui, kad dieviška meilė yra tobula, bet ne visada ištobulinama mumise. Štai ties ko mes turime dirbti. Dieviškos rūšies meilė nesuinteresuota. Ką aš galiu gauti? Įprasta meilė, savanaudiška, bet dieviška meilė nesavanaudiška. Dieviška meilė suinteresuota tuo, ką aš galiu duoti. Per daug savanaudžių yra, nors jie ir krikščionis. Jie leidžia natūraliam žmogui, kūnui ir natūraliam žmogiškam samprotavimui jiems vadovauti. Ką aš galiu gauti? Kas man bus iš to? Aš daugiau to nebepakelsiu. Aš su tuo nesitaikstysiu. Aš. Kalba vien tik apie save. Tokie dalykai sugriaus asmenybę, sugriaus tavo sveikatą. Tai taip pat veikia ir bažnyčiose. Aš pamenu vieną bažnyčioje, kurioje pastoriavau prieš man vedant žmoną. Buvau dar nevedęs jaunuolis, apie 20 metų. Aš nuomavausi kambarį pas vieną porą. Ir šeimininkas taip sakydavo, aš turiu tokią nuomonę ir jos laikysiuos. Mano nuomonė bažnyčioje tokia. Aš turiu teisę pareikšti savo nuomonę, kaip ir bet kas kitas. Aš jau nebebuvau pastoriumi toje bažnyčioje, o jis visur reiškė savo nuomonę tiek, kol galiausiai sugriovė viską. Savanaudiškumas sugriaus ir sužlugdys bažnyčią. Savanaudiškumas sugriaus ir sužlugdys santuokas. Savanaudiškumas sugriaus ir sužlugdys gyvenimus. Bet Dievo meilė visada nugalės. Aleliuja. Ar gali ištarti amen? Vaikščiok meilė, vaikščiok dieviškoje meilėje. Mes esame Dievo vaikai ir Dievo prigimtis yra mumise. O Dievo esmė yra meilė. Todėl mums yra natūralu pagal dvasią mylėti. Bet jei aš leidžiu savo išoriniam žmogui kūniškumui, kūnui ir mano natūraliam protui, jei jis nebuvo pakankamai atnaujintas Dievo žodžiu, vadovauti mano dieviškos meilės prigimčiai esančiai manyje, aš tą meilės prigimtį save laikau uždaręs kalėjime. Aš neišleidžiu tos meilės, kuri yra mano viduje. Tuomet, matote, mano dvasia kenčia, todėl tiek daug kenčiančių žmonių, jų dvasios frustracijoje. Tu neleidi savo dvasiai pasireikšti, tu laikai tą meilę kalėjime. Ar klausotės manęs? Tu Dievą laikai, taip sakant, kalėjime, savyje laikai šventąją dvasią kalėjime, savo viduje. Išleisk ją. Ką galima pasakyti apie šią dievišką meilę? Kokios jos charakteristikos? Ačiū Dievui, jos yra duotos mums. Atsiverskite su manimi 1 Korintiečiams laiško 13 skyrių. Gaila, kad karaliaus Jokūbo vertime šis žodis meilė, dieviška meilė graikų kalboje, agapė, išverstas kaip labdarybė. Bet iš tiesų čia kalbama apie tą patį žodį, kuris verčiamas kaip Dievo meilė, išlietai į mano širdį. Ten tas pats graikiškas žodis. Taigi čia mes turime meilės atskleidimą. Pasižiūrėkime į jį detaliau. Atkreipkite dėmesį visų pirma į karaliaus Jokūbo vertimą. O paskui aš paskaitysiu iš savo mėgiamo išplėstinio Biblijos vertimo. Paskaitykime visų pirma iš karaliaus Jokūbo vertimo. Meilė ilgai iškenčia, ji maloni, meilė nepavydi. Ji nesididžiuoja ir nesikelia, nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nesavanaudiška, nėra lengvai išprovokuojama, nemasto piktai, nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa, visą pakenčia, visko viliasi, viską ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, praeis pažinimas, bet ačiū Dievui, meilė niekada nesibaigs. Kaip aš jau sakiau, man patinka išplėstinis Biblijos vertimas, jis mano mėgstamiausias.
Meilė ilgai ištveria. Čia 4 eilutė iš Plėstinio vertimo. Meilė ilgai ištveria ir yra kantri ir maloni. Daug žmonių ištveria ilgai, bet jie nėra kantrus ir malonus tai darydami. Jie tiesiog ilgai kenčia, nes taip reikia. Kai kurie žmonės sako, aš kenčiau visą laiką, daugiau nebekentėsiu. Bet ačiū Dievui, meilė, Dievo meilė, mumise ištveria ilgai. Tai būna sunku kūnui, bet tai tau į naudą. Ir ji kantri ir maloni. Meilė niekada nepavydi ir neužverda pavydų. Matote, tai prigimtinė, žmogiška meilė pavydi. O šios rūšies meilė neužverda pavydų. Tęskime skaityti. Meilė nesigiria ir tuščiai nešlovina savęs. Nerodo savęs išdidžiai. Ji nėra išdidi, arogantiška ir pripūsta išdidumo. Ji nėra šiurkšti ir nemandagi ir nesielgia nepadoriai. Meilė, Dievo meilė mumise nereikalauja savo teisių arba savo kelio. Does not insist on its own rights or its own way, for it is nes neieško savo naudos. Aš norėčiau, kad skirtumėte šiek tiek laiko, kad tos tiesos įsigertų jūs. Jūs galite matyti, kad šios rūšies meilė yra tobula, bet taip pat galite matyti, kad mes dar nesame ištobulinti joje. Dėl šios priežasties Paulius sakė, aš nemanau, kad jau esu tobulas, bet vieną darau. Užmirždamas, kas už manęs, aš veržiuosi į priekį, į tikslą aukštybėse, kad gaučiau atlygį už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Ir kai tu pasieksi, tai tą vietą, kur ši meilė taps tobula tavyje, jūs galite matyti, kad ši meilė jau pati savyje yra tobula. Ar galite tai matyti? Amen? Gerai. Taigi, aš noriu, kad pamatytumėte, paskaitysiu tai dar kartą. Meilė, Dievo meilė mumise nereikalauja savo teisių ar savo kelio, nes ji nėra ieškanti savo naudos. Kažkas pasakys, taip, bet aš žinau, kas man priklauso. Aš turiu savo nuomonę ir jos laikysiuosi. Aš turiu savo teisės ir laikysiuosi jų. Nesvarbu, kiek tas laikymasis gali sužeisti kitą. Prisiminkime Romiečiams laiško 13 skyrių. Mes skaitome nuo 10 eilutės. Meilė nedaro nieko blogo. Gali skaityti ir taip. Meilė nedaro nieko, kas žeidžia artimą. Todėl meilė yra įstatymo išpildymas. Mes praeitą vakarą akcentavome, kad jis mums davė keletą įsakymų čia ir pasakė, ir kiti įsakymai gali būti sutraukti į šį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Ir Dievas pasakė, laikykitės mano nurodymų ir įsakymų ir pašalinsiu ligas iš jūsų tarpo. Ir tada, kai jie laikydavosi tų nurodymų, lygos būdavo pašalinamos iš jų tarpo. Ir jei aš vaikštau meilėje, lygos bus patrauktos nuo manęs. Aš turiu būti labai atidus tam. Šitam reikalui aš visada buvau labai dėmesingas per pastaruosius 50 kelis metus. Štai dėl to paskutinį kartą man skaudėjo galvą 1933 metų rugpjūtį. Po 54 metų nėra reikalo dabar įsigyti galvos skausmų. Per vėlu. Amen. Bet matote, daugelį kartų man žmonės sakydavo, netgi bičiuliai tarnautojai, aš tavo vietoje nesitaikstyčiau su tuo. Kai kurie man duodavo suprasti, kad tai mano charakterio silpnybė. Ne, tai mano charakterio stiprybė, Dievo meilė. Amen. Meilė nereikalauja savo teisių. Ar pastebėjote, kad čia taip pasakyta? Nes ji neieško savo naudos. Aš su žmona vieną kartą vedžiau susirinkimą. Pas tą tarnautoją, pas kurį tarnavome bažnyčioje, buvo 3 milijonieriai. Ir tada, broli, jei tu buvai milijonierius, tu buvai milijonierius. Amen.
Ne taip kaip šiomis infliacijos dienomis. Aš kalbu apie 50-uosius metus. Aš kalbu apie daugiau nei prieš 30 metų. Jis manęs paklausė, nors aš jam to nesakiau, sužinojo iš kažko kito. Aš nesakiau pastoriui, kiek man reikia pinigų. Nenorėjau jam užkrauti naštos, kad nepradėtų galvoti, kad jis turi ją atsakyti. Bet jis man pasakė, aš sužinojau, tai iš to ir ano, kiek tau trūksta pinigų, nesirūpink. Dėl to mano bažnyčioje yra 3 milijonieriai ir jei jie nepadės, jis man pasakė, mes turime daug tūkstančių banke. Tais laikais tai buvo daug pinigų. Jie pasistatė naują bažnyčią, gražią bažnyčią. Man atrodo, jis sakė, kad jie turi grinais $285 000. Tai buvo dideli pinigai tuo metu. Ir mes tau sumokėsime iš to, jis pasakė. Ir jis nuėjo. Ir vienas iš jo vyrų turėjo pasistatęs naują motelį. Gražų. Vienas iš jo milijonierių. Gražų, didelį motelį. Ir jam gerai sekėsi verslas. Ir be to motelio turėjo dar ir kitų verslų. Jis vadovavo tą motelį. Ir mes turėjome tame motelėje kambarį, suprantamą už dyką, kol vedėme susirinkime. Bet tas pastorius nepadarė to, ką pažadėjo. Man trūko tam tikros sumos biudžetų ir jis man davė mažiau. Aš jiem nieko nesakiau. Aš pasakiau savo žmonai, mes turime tiek pinigų, kiek reikia paskolai sumokėti ir išsiuntėme tos pinigus. Užpildėme perlaidą ir išsiuntėme. Ir mums reikėjo grįžti ilgą kelią iš Kalifornijos į Teksasą. Ir aš tuomet dar neturėjau kredito kortelės. Vėliau gavau Teksako kortelę. Turėjau kredito kortelę, galėjau užsipilti kuro, bet nežinau, kad galiu išsigryninti pinigų iš jos. Negalvojau apie tai. Mes turėjome tik tiek pinigų ir aš pasakiau savo žmonai. Nueisiu aš pas tą verslininką ir paprašysiu paskolinti jo pinigų. Jis buvo bažnyčios tarybos narys, kad turėtume pinigų namie. Ir aš žinau, kad jis noriai paskolintų man. Ir aš jau ėjau, bet sugrįžau. Mano žmona klausė ir aš atsakiau, ne, aš nepadariau to. Matote, aš negaliu daryti blogą tam pastoriui. Tas verslininkas pradėtų galvoti, kas čia dabar įvyko. Tai kokį mes pastorių turime? Matote, aš pasakiau, negaliu to daryti. Toks poelgis pažemintų pastorių jo akise. Negaliu taip elgtis, negaliu. Nes galiu grįždamas namo susirgti, o paskui turėčiau vėl grįžti į Kaliforniją, prašyti žmonių atleidimo, kad pagyčiau. Todėl negaliu to daryti. Negaliu to daryti. Taigi mano žmona suprato tai. Tuomet tas verslininkas pradėjo kažką įtarti, nes pats atėjo ir paklausė manęs, bet aš ir tada negalėjau jam pasakyti. Aš tiesiog stengiausi išsisukti, nes nenorėjau, kad pastorius būtų blogai pasirodęs jo akise. Toks tarnautojas ir taip pigus, tebūna jis palaimintas, bet aš nepridėsiu prie jo kritimo. Taigi mes važiavome visą kelią iš Kalifornijos, nes neturėjome pinigų apsistoti nakvynėje. Važiavome visą kelią iš Kalifornijos. Turėjome tik tiek pinigų, kad nusipirkome dešros, duonos ir kažkiek pieno. Niekur nestojame pavalgyti ir parvažiavome visą kelią. Taip mums nutiko ne vieną kartą, nes nenorėdavome pastoriams sukelti keblumų. Aš kartą čia Oklahomoje vedžiau susirinkimus vienam pastoriui. Tebūna jis palaimintas. Ir jei būčiau klausęs savo kūniškumo, būčiau nutraukęs tos tarnavimus viduryje savaitės. Bet tuomet žmonės būtų pradėję klausinėti, kas blogai su mūsų pastoriumi, dėl ko brolis Higgins išvažiavo savaitės vidury. Jie suprastų, kad kažkas blogai. Jis galėtų išėjęs dangstytis ir meluoti, bet aš tai mačiau ir nusprendžiau, kad turiu pasilikti bent savaitę. Ir kiek sugebėsiu, stengsiuosi, kad tas pastorius dėl manęs neatrodytų blogai. Matote, meilė iškęs neteisybę vietoj to, kad sukeltų žalą kitam. Nes aš tau pasakiau, tas žmogus vis viena kris, tas vargšas žmogus vis viena kris, bet aš neprisidėsiu prie jo kritimo. Tu paklausi, kas jam nutiko. Kai jam buvo 39, jis mirė nuo vėžio. Kai žmogus elgėsi taip, kaip jis elgėsi, su kitais elgėsi taip, kaip jis elgėsi, Jėzus kalbėjo, ką padarėte vienam iš šių mažiausių, man padarėte. Jei neteisi savęs, būsi nuteistas. Tai ne Dievo geriausia dalis tau, bet geriau nei nueiti į pragarą. Aš pastoriau beveik 12 metų. Aš buvau pastoriumi Rytų Teksaso valstijoje Antrojo pasaulinio karo metu. Aš gyvenau per 2 kvartalus šalia 80-ojo greitkelio. Seniai greitkeliai eidavo tiesiog per miesto vidurį tada, o už 5 kilometrų į vakarus nuo manęs buvo kita bažnyčia prie pat greitkelio, tos pačios visos Evangelijos denominacijos. O už 5 kilometrų į rytus stovėjo kita bažnyčia,
tos pačios visos Evangelijos denominacijos taip pat buvo prie greitkelio, o per vidurį už 2 kvartalų nuo greitkelio buvo mano bažnyčia. Mano bažnyčioje buvo žmonių, kurie pravažiuodavo tą bažnyčią vakaruose, važiuodami į mano bažnyčią. O šalia manęs gyveno žmonės, kurie važiuodavo į vienas bažnyčias ir atvirkščiai, į rytus ar vakarus. Bet tiesiai prieš mano pastoriaus namus gyveno rytinės bažnyčios tarybos narys. Mano susirinkimai vykdavo ketvirtadienį vakarais, o pas juos trečiadieniais. Aš mokytojas, todėl jie ateidavo pasiklausyti. Jų pastorius buvo daugiau pamokslininkas nei mokytojas, todėl jis tiesiog pereidavo gatvę manęs pasiklausyti. O šalia to brolio už kampo gyveno moteris misionierė, tos bažnyčios sekmadieninės mokyklos mokytoja. Ir vadovavo taip pat moterų misijos grupiai. O visai šalia mano namų gyveno to brolio sekmadieninės mokyklos vadovas. O jo žmona buvo sekretorė ir sekmadieninės mokyklos iždo tvarkytoja. Net kai kurie mano bažnyčios tarybos nariai siūlė, kad aš paraginčiau juos pereiti į mano bažnyčią ir perimčiau juos. Aš pasakiau savo tarybos nariui, ne, aš ne avių vagis. Ne, ponė, jei jie nori aplankyti mus tarnavimų metu, prašom, bet aš nekišu pirštų prie kažkieno kito bažnyčios narių. Jūs suprantat, jei kažkas yra seniai mirusios bažnyčios narys, kur mokoma, kad kitos kalbos iš velnio, kad išgydymai nebevyksta, aš raginčiau juos palikti tokį bažnyčią, nebūtinai prisijungti prie manosios, bet eiti kur nors, kurie galėtų pažinti tiesą. Bet aš kalbu apie bičiulius krikščionius, tokios pat bažnyčios narius. Ne, ponė, aš nevoksiu niekieno avių. Ir ne tik tai, bet tas bažnyčios tarybos narys, gyvenantis kitapus gatvės, turėjo gerą darbą naftos kompanijoje. Tais laikais naftos verslas Teksaso valstijoje klestėjo ir jis man pasakė, broli Heigenai, mes pasitarėm su žmona ne dėl degalų, mums nėra taip toli važiuoti, bet jūsų bažnyčia visai šalia, mums reikėtų tik gatvę pereiti. Mes galvojame pakeisti bažnyčią ir pereiti, pradėti lankyti jūsų bažnyčią. Aš jam pasakiau, ne, tavo vietoje aš to nedaryčiau. Matot, aš šitą žinojau, mes gerai sutarėm su anos bažnyčios pastorium. Jų bažnyčia buvo pastatyta iš plytų, kas tuo metu visos Evangelijos bažnyčiai buvo labai neįprasta. Mano bažnyčia buvo karkasinė, kita bažnyčia į vakarus nuo manosios taip pat buvo karkasinė. Visame rytų Teksase iš 80 mūsų denominacijos bažnyčių tik 3 buvo mūrinės ir ši buvo viena iš jų. Ir jiems buvo nelengva mokėti paskolą už tą pastatą. Jiems reikėjo finansų, be jo paramos jie tiesiog būtų neišsimokė. Ir aš pasakiau, ne, nepereik į mano bažnyčią, gali lankytis, kada tik nori, bet jiems reikia tavo dešimtinių ir finansų. Aš nekenksiu ir neskaudinsiu savo brolių. Jis pasakė, broli Heigenai, aš dėkoju už tai, ką pasakei. Aš pasakiau, ne, pasilik ten, jiems reikia tavęs. Aš žinau, kad jiems reikia tavęs tavo finansų, nedaryk to. Dabar sekmadieninės mokyklos sekretorė užpyko ant pastoriaus ir žinojo, kad aš jų nepriimsiu, bet uošvis uošvė viešėjo pas mus ir kai mes grįžome, mano uošvė pasakė, viena moteris atnešė pinigų ir norėjo, kad jūs juos paimtumėte. Aš savo dvasioje žinau, kad tai buvo ta moteris ir jos dešimtinės. Kai aš apibūdinau tą moterį, kaip jie atrodė, ji gyveno gretimame name, pažėmė pro langą ir mano uošvė pasakė, taip, tai jie, aš pasakiau, tai jos dešimtinės. Taigi aš nuėjau pas ją ir pasakiau, čia tavo dešimtinės, ar ne? Ji pasakė, na taip, aš supykau ant to ir ano brolio. Aš pasakiau, paimk tas dešimtinės ir nunešk jam, man jos nepriklauso. Meilė nedaro pikto, nežeidžia, nei vieno. Ji pasakė, aš nenešiu jam tų pinigų. Aš pasakiau, gerai, aš pats jam nunešiu. Aš nuėjau ten ir pasakiau, broli, čia tokios ir tokios sesers dešimtinės. Jie atnešė pinigus ir davė mano uošviai, kai manęs nebuvo namie. Ir aš žinau dvasioje, kad tai neteisinga. Jis pasakė, broli Heigenai, geriau tu turėk tos pinigus. Aš atsakiau, aš jų nenoriu, jie priklauso tau. Aš jos paklausiau, ji man pasakė, aš ką tik kalbėjau su J.D. savo vyru ir savo mažyliu, koks jo vardas, Laris. Prisijunkime prie brolio Heigeno bažnyčios. Aš pasakiau, ne, neprisijungsit. Aš neprieštaraučiau, jei J.D. arba Laris prisijungtų, bet tavęs aš nenorėčiau.
Bet jie tai nenori prisijungti prie mano bažnyčios. Aš nenoriu tave savo bažnyčią. Ji pasakė, kodėl? Aš atsakiau, aš nenoriu, kad tu apie mane kalbėtum, kaip kalbėjai apie savo pastorių. Grįžk atgal ten, kur priklausai. Ir ji grįžo ten, kur priklauso. Galiausiai ta šeima, kuri gyveno už kampo per gatvę. To šeimos vyras nustojo vaikščioti į aną bažnyčią ir pradėjo lankytis mano tarnavimuose visą laiką. Aš negalėjau jo kontroliuoti, jis su manimi nesišnekėjo. Bet vieną dieną jis pasakė, broli Heiganai, aš su žmona, jo žmona ateidavo ketvirtadienio vakarais, nes kitus kartus eidavo į savo bažnyčią. Mes nusprendėme pakeisti bažnyčią, pereiti į tavo. Aš čia lankausi. Šiuo atveju aš pasijutau šiek tiek kitaip, nes šitą žinau. Taigi pasakiau, gerai, aš pasikalbėsiu su tavo pastoriumi. Jei mes nesutarsime ir jis nerekomenduos tavęs, mes jūsų nepriimsime. Aš pasikalbėsiu su juo. Jis pasakė, gerai, pasikalbėk su juo. Taigi aš pasikalbėjau su pastoriumi, pasakiau, ką jis man pasakė. Ir tas pastorius pasakė, broli Heiganai, man labai nesinori prarasti tos sesės. Prarasti ją taip, kaip dantį ar akį prarasti. Ji yra geriausia mano bažnyčios darbuotoja. Bet pasakė, dėl jos vyro naudos aš noriu, kad tu priimtum jos. Aš pakankamai gerai suprantu, kad ne visi gali sutarti ir aš jam nepatiku, o jis nepatinka man ir galiu jį suprasti. Aš jam nesakiau, kad aš puikiai suprantu, aš žinau, iš kur jis kilęs, daugiausia supratau iš apreiškimo savo dvasioje, bet per šventąją dvasią ir žinau, kad galiu jam padėti. Aš jam pasakiau, aš noriu, kad tu žinotum, aš jų nepriimsiu, nebent tu tai pasakysi. Aš primiktinai prašau, kad tu jas priimtum, pastorius pasakė. Aš tikiu, kad tu gali jam padėti. Ir dėl jo naudos. Matote, tas pastorius elgiasi iš meilės. Jis supranta, kad žmogui reikalinga pagalba. Jis tiki, kad aš galiu jam padėti. Aš nesakiau, bet žinau, kad galiu jam padėti. Ir ačiū Dievui, mes padėjome jam. Ačiū Dievui, padėjau. Mes išgelbėme tą žmogų. Matote, jei tas pastorius būtų dėl jo jautęsis blogai ir nebūtų primiktinai prašęs, aš nebūčiau tų žmonių priėjęs į savo bažnyčią. Aš ilgiausi meilę. Aš pasakiau, aš ilgiausi meilę. Nepriklausomai nuo to, ar kitas elgsis taip ar ne. Amen. Kodėl? Todėl, kad tai gali man kainuoti gyvybę. Aš noriu nugyventi visą man skirtą amžių žemėje. Jėzus negrįš anksčiau. Nugyventi be ligų ir negalių. Taip yra žymiai geriau būti sveikam negu sirgti. Dėl šios priežasties dažnai negali žmonių išgydyti, pamokslininkai turi tai žinoti, jūs turite pamokslauti tai savo bažnyčiose. Aš nepamokslauju to per evangelizacijas, tik kartais truputį, nes tai kitas rytis, ar klausotės manęs. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl per 12 mano pastoracijos metų mes nepalaidojame nei vieno žmogaus, nes įskiepėjome tą žinią žmonėms. Tęskime toliau, skaitykite, žiūrėkite. Meilė nereikalauja savo teisių ar savo kelio, nes ji neieško savo naudos. Ji neieško savo naudos. Ši meilė nereikalauja savo teisių. Matote, mes niekada nepasieksime tikslo, jei nepradėsime tikėti Dievu ir meilę, nes Dievas yra meilė. Todėl mes tikime meilę. Tai geriausias kelias, tai tavo kelias, tęskime skaityti. Meilė neįžeidi arba neirzli, arba nesipiktinanti. Ji neveda jai padaryto blogio apskaitos. Ji nekreipia dėmesio į tai, kad teko iškęsti neteisybę. Ar pažįstate ką nors, kuris jau tapo tobulas meilėje? Haha, galite matyti, kad ši meilė tobula, ar ne? Bet ji dar netapo tobula mumise. Bet Dievas nori, kad ji taptų tobula. Aš sakau, Dievas nori, kad ji tokia taptų. Paskaitykime dar kartą. Čia išplėstinis vertimas. Meilė neįžeidi arba neirzli arba nesipiktinanti, neveda jai padaryto blogio apskaitos. Ji nekreipia dėmesio į tai, kad teko iškęsti neteisybę. Matote, štai čia yra meilės termometras. Čia yra meilės matuoklis. Lengva pasitikrinti, ar tu vaikštai meilėje. Kai skaičiuoji tau padarytą blogį, tu nevaikštai meilėje. Tol, kol tu vaikštai Dieve, būni pilnas dvasios ir leidi meilei dominuoti virš tavęs, tu neskaičiuoji tau padaryto blogio. Tai kaip aš jums pasakojau, per gyvenimo metus įvairūs dalykai nutikdavo man, taip kaip ir tau. Man sakydavo bičiuliai, tarnautojai ir net giminaičiai, tavo vietoje aš su tuo nesitaikstyčiau. Jie man sakydavo, kad tai mano charakterio silpnybė. Bičiuliai, tarnautojai. Ne. Tai ne mano charakterio silpnybė, tai stiprybė, nes meilė niekada nepralaimi. No, it's not weakness, it's strength. Because love never fails.
Daugelis sužlugo ir mirė anksčiau laiko, nes jie gyveno taip natūraliai, kad negalėjo pasinaudoti savo privilegijomis, jų kaip Dievo vaikų privilegijomis, dalykais, kuriems priklausė, nes buvo įnoringi, kariaujantis tarpusavyje, iki tol, kol tai paveikė juos ir jų kūnus. Meilė neskaičiuoja jai padaryto blogio. Pasakykite tai garsiai. Meilė neskaičiuoja jai padaryto blogio. Tai turi būti dieviška meilė, ar ne? Nes matote, Biblija sako, kad mes buvome Dievo priešai ir Dievas neįskaitė mums padarytų blogybių jam. Dievas taip pamilo pasaulį. Aleliuja. Kad jis atsiuntė Jėzų atpirkti mus, kol mes dar tebebuvome nusidėliai. Meilė nekreipia dėmesio į patirtą neteisybę. Ar matai, kaip tai galėtų sutvarkyti daugelį dalykų? Tavo gyvenime. Ar gali matyti, kaip vaikščiojimas meilė galėtų sutvarkyti dalykus namuose ir bažnyčioje ir tautoje, kai vyrai ir moteris tampa Dievo vaikais ir gauna Dievo meilę į savo vidų, nes Dievo meilė būna išlieta jų širdis. Ir tada gyvena Dievo šeimoje kaip meilės vaikai. Tęskime skaityti. Čia išplėstinis Biblijos vertimas 1 Korintiečiam 13 skyrius nuo 4 iki 8 eilutės. Meilė pakelia viską. Meilė nesidžiaugia neteisybė ir neteisumu, bet džiaugiasi, kai tiesa ir teisingumas laimi. Meilė atlaiko viską dabar ir pasiruošusi tam, kas ateina. Šlovė Dievui. Kažkas pasakys, aš tiesiog negaliu daugiau iškęsti. Meilė gali. Aš daugiau negaliu to pakęsti. Meilė gali. Aš nebegaliu jos pakęsti. Meilė gali. Pagalvok apie tai. Dievas pakenčia mus visus. Matote, čia tas senas natūralus žmogus ir natūrali žmogiška meilė, kuris sako, aš negaliu su tuo taikstytis. Dieviška meilė nepalūžta po bet kuo. Tęskime skaityti. Meilė yra visada pasiruošusi tikėti geriausių kiekviename žmoguje. Ar pastebėjote, kad natūrali žmogiška meilė pasiruošusi tikėti blogiausių kiekviename žmoguje? Aš taip ir žinojau, kad jis tai sugeba. Aš nepasitikėjau jo nuo pat pradžių. Ji pasiruošusi tikėti blogiausių apie savo vyrą. Natūraliai, žmogiška meilė. Visada pasiruošusi tikėti blogiausių apie savo žmoną. Visada pasiruošusi tikėti blogiausių apie savo vaikus. Bet ši dieviškos rūšies meilė yra visada pasiruošus tikėti geriausių kiekviename žmoguje, vyrų, žmona, brolių, seserimi, bažnyčia, vaikais, tikėti geriausių kiekviename žmoguje. Aleliuja. Jie apsuktų tavo kelią, apsuktų. Tau reikia išmokti vietoj to, kad lauktum blogiausių iš savo vaikų, tikėti geriausių, apsukti juos tikėjimu ir meilę. Viena moteris pasakė man, kai pamokslavau St. Louiso mieste visos Evangelijos žmonių bendrijos konferencijoje, broli Heiginai, aš noriu, kad pasimelstumėte už mane. Aš paklausiu, dėl ko? Aš noriu, kad pažadėtumėte man prieš tai, kai pasakysiu, kad melstės kasdien už šį poreikį. Aš pasakiau, aš to nedarysiu, nes tikriausiai nemąstyčiau apie tai kasdien. Bet koks jūsų poreikis? Ji pasakė, aš našlė ir turiu 15,5 metų sūnų vienturtį, jo tėtis miręs. Aš nebuvau krikščionė ir jis neužaugo bažnyčioje, aš į bažnyčią atėjau irgi tik prieš kelis metus. Bet aš negaliu nieko jam padaryti, jis neina į bažnyčią, bastosi naktimis, kartais grįžta tik 3-4 ryto, o aš guliu negalėdama užmigti ir laukiu, kol suskambės skambutis ir praneš, kad jie areštavo, kad jis susidėjo su gauja ir taip toliau ir panašiai. Aš noriu, kad melstumėtės už jį. Ar pažadėsite man, kad melsitės už jį kiekvieną dieną? Aš pasakiau, aš už jį iš viso nesimelsiu. Ji paklausė, nesimelsit? Ne, aš atsakiau, nesimelsiu nei vienos maldos. Aš taip darau, kad atkreipčiau jos dėmesį. Amen.
Kaip toje istorija apie berniuką, kuris kažkada gyveno. Jis nuėjo į senelio ūkį. Senelis išėjo kinkyti mulų, tais laikais ūkiai turėjo arklius ir mulus, paėmė įrankį ir davė mului per galvą. Berniukas paklausė, kodėl tai padarei? Senelis atsakė, tam, kad atkreipčiau jo dėmesį. Kartais tau reikia atkreipti žmonių dėmesį. Aš tai pasakiau, kad atkreipčiau jos dėmesį. Aš pasakiau, aš nesimelsiu už nė vienos maldos. Nesimelsi? Aš atsakiau, ne. Tai niekiek nepadėtų, niekiek. Tol, kol tu kabinėsiesi prie jo, tol, kol nerimausi dėl jo ir sakysi jam, nieko gero tu nepasieksi, užbaigsi kalėjime, internate. Jis pasakė, o iš kur tu žinai, kad aš taip dariau? Aš pasakiau, kad prisistatei taip, lyg būtum dariusi. Štai kaip aš tai sužinojau. Jis paklausė, tai kągi man daryti? Aš pasakiau, pasakysiu tau tiksliai, ką daryti. Ar tu darysi tai? Vietoj to, kad aš daryčiau tai kasdieną, ar tu tai darysi kasdien? Na, darysiu, jeigu tai nesunku. Visi ieško kažko tai lengvo. Aš pasakiau, tai lengva. Pasakiau, pirmas dalykas. Dabar jam 15,5 metų, daugiau niekad jam neužsimink apie Jėzų, Dievą ar Bibliją. Turbūt prieš kiekvieną valgymą tu bandėjai jam pamokslauti, ar ne? Jie atsakė taip. Aš pasakiau, užverk burną, neprašyk jo, kad eitų į bažnyčią, tiesiog palik į ramybėje. Tau reikėjo pradėti mokyti, kai jis buvo mažas, bet to nepadarei, nes pati dar nepažinojo Dievo. Bet atstok jo, atsikabink nuo jo ir nustok jį persekioti. Ir naktimis vietoj to, kad gulėtum besirūpindama, kada suskambės skambutis, sakyk, viešpatie, aš nežinau, kur jis yra, bet aš apgaubiu jį tikėjimu ir meilę. Aš apgaubiu jį tikėjimu ir meilę. Aš netikiu, kad jis atsidurs pataisos kolonijoje. Netikiu, kad jis atsidurs kalėjime. Netikiu, kad jis atsidurs internate. Aš tikiu, kad jis bus išlaisvintas ir palaimintas ir išgelbėtas. O tada pasakiau, eik miegot. Turėtų būti sunku, bet sugebėsi. Nuvykau ten po 15 mėnesių. Konferencija vyksta kiekvienais metais, bet dar 3 mėnesiai prisidėjo tai po 15 metų. Ir aš kalbėjau konferenciją, o po susirinkimo priėjo moteris, visa gyvybinga ir maloni, paspaudė man ranką ir pasakė, jūs manęs neatpažįstate. Jie atrodė labai pasikeitusi, žymiai jaunesnė, gražesnė. Aš pasakiau, ne, neatpažįstu. Jie pasakė, ar pamenate, kai pernai prašiau, kad melstumėtės už mano berniuko. Aš pasakiau, kad melšiausi kasdien. Tai jūs ta moteris, taip, tai aš. Ir aš pasakiau jums, praėjau per baisų laiką, turėjau pradžioje kandžioti liežuvį, kad nieko nesakyčiau, bet padariau tai, ką sakėte. Praktikavau tai kaip religiją, tai, ką liepėt, kiekvieną dieną. Aš jo daugiau neprašiau, jis grįždavo 4 ryto ir aš sakydavau, viešpatie, aš apgaubiu jį tikėjimu ir meilę. Aš pasakiau, tai turbūt nemažiau kaip 10 000 kartų. Ir štai praėjo 15 mėnesių, jam jau greitai bus 17 ir per tą laiką nekviečiau jo į bažnyčią. Nesakiau jam nė žodžio. Bet jis grįžo kartą 4 ryto. Aš girdėjau, kaip duris atsidarė sekmadienio rytą, bet jis atsikėlė pusryčiams ir pasakė, tiki ar ne, aš noriu šiandien eiti į sekmadieninę mokyklą ir į bažnyčią šį rytą. Aš jam pasakiau, ne, tau nereikia eiti, grįžai 4 ryto, tau reikia pailsėti. Bet aš noriu eiti. Matot, prieš tai jį persekiodavo ir pykdė. Taigi jis nuėjo. Kitą sekmadienį tas pats. Grįžo 4 ryto, atsikėlė pusryčių ir pasakė, eisiu su tavimi sekmadieninę mokyklą ir į bažnyčią šį rytą. Mama atsakė, ne, nereikia tau eiti. Grįžai 4, tau reikės eiti į mokyklą rytoj, pasilik ir ilsėkis. Ne, bet aš noriu eiti. Ir nuėjo. Jis pasako, jis nuėjo tą patį sekmadienio vakarą dar kartą į bažnyčią, kai buvo kvietimas atgailauti, išėjo į priekį ir buvo išgelbėtas. Ir buvo pripildytas šventosios dvasios. Ir jis pasako, iki tol iš 100% buvo atsidalęs velniui, o dabar 120% Dievui. Jis sakė, aš tikiu, kad jis taps pamokslininku. Ačiū, kad padėjote man. Amen. Aš pasakiau, šlovė Dievui. Jis pasakė, ačiū Dievui, aš turiu naują berniuką. Jie apsisuko ir nuėjo, bet paskui sugrįžo ir pasakė, dar kai ką pasakysiu, jis turi visiškai naują mamą. Aš nebe tas pats žmogus, kuris buvo. Aš nebe ta pati, jį pasakoja, aš kartais įžnybiu savo ir pasakau, ar tai tikrai tu? Jis sako, aš visą laiką rūpindavausi, o dabar nesirūpinu, aš išmokau pavesti tai viešpačiu, šlovė Dievui.
Man kartą paskambino mūsų darbuotojas. Aš neviešinu savo numerio, bet jis turbūt įgavo iš Keno. Jo sūnus pradėjo vartoti narkotikus. Ir jis norėjo maldos. Ir aš pasakiau jam, ką daryti. Aš pasakiau, neieškok jo, palik jį ramybėje. Tiesiog apsuk jį tikėjimu ir meilę. Ir aš parodžiau jam, kaip tai padaryti. Ir šiandien tas vaikinas misionierius. Šlovė Dievui. Aš pasakiau, šlovė Dievui. Apgaubkite tikėjimu ir meilę. Meilė niekada nepralaimi. Aleliuja. Meilė visada pasiruošusi tikėti kuo geriausiu kiekviename žmoguje. Vaikai turėtų teisę būti auginami šitokios meilės atmosferoje. Tuomet jie eis į gyvenimo kovas ir laimės jas. Bet kai tu matai blogiausią savo vaikuose, visada sakai jiems, kad tu nieko nepasieksi, tu nepadarysi to, tu nepadarysi ano, jie pasieks tai, ką tu sakai. Amen. Jie gali daryti klaidų, bet Amen. Though they may have missed it. Bet kai tu matysi geriausia juose ir mylėsi juos teisingai, tai ištrauks iš jų tai, kas geriausia, ir jie pasieks kažko gyvenime. Kiekviena visos Evangelijos bažnyčia, kurią aš pastoriaudavau, pirmoji buvo bendruomenės bažnyčia, 85% jos narių buvo baptistai. Kiekviena visos Evangelijos bažnyčia, kurią pastoriavau, nors to pradžioje nesupratau, buvo problematiška bažnyčia. Man kiti pastoriai sakydavo, kai aš pastoriaudavau, aš nesuprantu. Štai tie patys žmonės, jie įvardindavo juos, tapo stiprus krikščionis. Vienas iš tokių aukojo 30% savo pajamų bažnyčiai. Jis sakė, kai aš pastoriavau, jis jokių dešimtinių nemokėdavo, nevaikščiodavo į bažnyčią. Kartais pasirodavo sekmadienio vakarą, nors buvo išgelbėtas ir pripildytas šventosios dvasios prieš daugelį metų. Paaukodavo kartais $1. Kaip jis sugebėjo tai pasikeisti ir tapti tokiu krikščionimi, aš nesuprantu. Aš pasakiau paprastą. Jo buvęs pastorius sakė, mes nepasirodome, kad parodytume jam savo žemę. Aš sukruvinau jo seną galvą. Aš pasakiau, štai čia tu ir prašoviai. Aš matydavau geriausia šiuose vyruose. Aš matydavau, nors jie ir klupdavo. Net kai jie nebuvo tokie, aš mačiau juos kaip stiprius krikščionius ir mes tokiais juos užauginome, kiekvieną iš jų. Ir tie kiti pastoriai sakydavo man, aš negaliu to suprasti, aš to nematau, kaip tu tai padarei. Jie būdavo labiausiai neištikimi žmonės. Žmonių vaikai dažnai būna išklydę iš kelio. Jie būna neištikimi, bet matyk juose geriausia, kalbėk, tarsi jie būtų geriausi ir jie pakils iki to lygio. Aš taip ir dariau. Aš mačiau tos žmonės kaip lyderius, mačiau geriausiuose ir jie pakilo į tą lygį. Šlovė Dievui, nes apgaubdavau juos tikėjimu ir meilę. Ar pagaunate, ką aš jums sakau? Aleliuja. Šlovė Dievui per amžius. Tęskime dar vienas žingsnelis ir baigsime. Klausykite, meilės, viltis, čia išplėsnis vertimas, neblėsta jokiose aplinkybėse ir ji ištveria viską nesusilpdama. Meilė niekada nepralaimi, neišblėsta, nepasensta ir nesibaigia. Matai, jei vaikštai meilėje, niekada nepralaimi, nes meilė niekada nepralaimi. Mus domina dvasinės dovanos ir turi dominti, bet visų pirma, mus turi dominti meilę. Pranašystės liausis. Ką jis turi omeny? Jos baigsis, nes jos bus įvykdytos. Kitos kalbos liausis. Ten nebereikės kalbėti kalbomis. Pažinimas išnyks, bet ačiū Dievui, meilė niekada nesiliaus. Taip, aš tikiu pranašystėmis ir pranašavimais. Aš tikiu kalbomis. Dėkoju Dievui už jas. Bet tu gali pranašauti ir kalbėti kalbomis, nebūdamas meilėje, ir tai tampa kaip žvangantis varis ir skambantis simbolai. Pamąstyk apie tai. Pranašaukime, kalbėkime kalbomis, turėkime pažinimą, bet turėkime meilę prie viso to. Statykime meilę į pirmą vietą. Nes mes esame meilės šeimoje. Susipažinkime su savo dangišku tėčiu, kuris yra meilės Dievas. Mes turime norėti mokytis ir norėti augti. Turime norėti augti meilėje. Mes turime norėti tapti tobuli meilėje. Aš dar nesu tapęs tobulas meilėje. Bet ar žinote,
kad Biblija sako, kad mes galime tapti tobulais ne name pasaulyje, šitame. Aš tikiu, kad kai kurie iš mūsų taps tobuli. Nežinau kaip jūs, bet aš surizikuosiu dėl to. Šlovė Dievui. Amen. Aš nesiliauju tik dėl to, kad dar nepasiekiau. Aš sieksiu to. Ačiū Dievui už jo meilę, ačiū Dievui už jo žodį. Aleliuja. Aš esu mylėtojas. Pasakyk tai garsiai. Aš esu mylėtojas. Pakartok dar kartą. Aš esu mylėtojas. Dievo meilė buvo išlieta į mano širdį per šventąją dvasią. Aš leisiu tai meiliai vadovauti man, tam meilės saikui, dieviškos meilės, kuri yra manyje. Aš maitinsiu ją žodžiu, aš praktikuosiu ją, vaikščiodamas meilėje, vaikščiodamas dieviškoje meilėje, savo artimiesiems, broliams krikščionims, vyrui, žmonai, vaikams, tėvams, kiekvienam. Ir aš prisiminsiu, kad meilė nedaro jokio blogo, jokios skriaudos, ne vienam. Taigi aš galvosiu, prieš kalbėdamas, aš galvosiu, prieš elgdamasis. Ir aš klausiu savęs, kokias pasekmes šis poelgis turės tam konkrečiam žmogui. Ar jis sukels nuoskaudą, ar pasitarnaus blogam. Jei ne, to nedarysiu. Nes meilė nedaro jokio pikto, ne vienam. Aš esu meilės vaikas, meilės Dievo. Aleliuja. Aleliuja. Atsistok ir šlovink jį, nes tu toks ir esi. Ačiū Viešpatie Jėzau, ačiū Viešpatie Jėzau. Šlovėja šventam vardui, šlovėja šventam vardui. Aleliuja. Ačiū Viešpatie Jėzau. Ačiū Viešpatie Jėzau. Jei neturi išplėstinio Biblijos vertimo, pasiskolink iš ko nors. Ji nepakeičia esmės, tiesiog kai kurias vietas aiškiau atskleidžia, praplečia. Išsirašyk tas 4 eilutes, nuo 4 iki 8 eilutės. Užsirašyk jas ant kortelės, pasikabink jas bent prie veidrodžio vonioje. Skaityk jas kiekvieną rytą. Aš pasakysiu jums, jei vyrai ir žmonos bent skaitytų tai 6 savaitės ir praktikuotų, jų namai pavirstų dangumi žemėje. Kiti užėję į tuos namus galėtų jausti tą meilės atmosferą. Amen. Aš pasakiau amen. Ir jei jūs vyrai niekada neprašėte žmonos atleidimo, turėtumėte pradėti tuoj pat, nes jau vėluojate. Amen. Ir jei jūs žmonos niekada neprašėte savo vyro atleisti jums, turėtumėte pradėti tuoj pat. Ir neleiskite tiems dalykams užpuliuoti ir pasilikti. Jie sugadins jums sveikatą, sugadins namus, sugriaus gyvenimą ir sugriaus vaikus. Amen. Nustok tuoj pat ir sakyk, brangusis, brangioji, aš per mažai su tavim kalbėjau, turėjau kalbėtis daugiau. Noriu, kad atleistų man. Amen. 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 Matote, meilė nedaro blogo savo artimui. Aš pasakiau amen. Dabar pasakyk tai garsiai ir aš noriu, kad tavo širdis su tuo sutiktų. Užsimerk, pakelk rankas ir pasakyk, kažkas sako, kam užsimerkti, tai per daug religinga. Na, tai per daug kvaila tvirtinti tokius dalykus, todėl pamiršk tai. Jei neužsimerki, tavo protas klajoja, o aš noriu, kad tu susikoncentruotum į tai. O tu negali koncentruotis, kai žvalgaisi aplinkui. Noriu, kad užsimerktum, noriu, kad pasakytum pakankamai garsiai, kad tavo ausis išgirstų. Tokiu būdu tai pasieks tavo širdį ir dvasią. Užsimerk, pakelk vieną ranką ir pasakyk garsiai. Dieve, aš esu atgimęs iš Dievo. Ir Dievas yra meilė.
Taigi aš esu gimęs iš meilės. Aš esu meilės vaikas, meilės Dievo vaikas. Aleliuja. Aš nusprendžiu širdyje vaikščioti meilėje, nes meilė įstatymo išpildymas. Ir tu, brangus Dieve, Senajame testamente pasakei, vaikščiokite mano keliais, laikykitės mano įsakymų, darykite, kas teisinga mano akise. Ir aš pašalinsiu ligas iš jūsų tarpo. Ir jūs pripildysite savo dienų skaičių. Perfrazuojant tai į Naujojo testamento kalbą, jūs vaikščiokite mano meilės įsakyme, vaikščiokite mano meilės nurodyme, darykite tai, kas teisinga mano akise. Tai yra vaikščiokite meilėje, nes meilė yra įstatymo įvykdymas. Aš nusprendžiu savo širdyje vaikščioti meilėje, nes meilė nedaro jokio blogio savo artimui. Todėl meilė yra įstatymo išpildymas. Todėl aš tikiuosi nugyventi visą man numatytą gyvenimo ilgį čia žemėje, be negalės, be ligos. Aleliuja. Ir jei Jėzus nesugrįš anksčiau, aš tiesiog užmigsiu Jėzuje, be negalės, be ligos, nes aš esu mylėtojas. Neapykanta neturi vietos manyje. Neapykanta nėra mano dalis. Aš perėjau iš mirties, dvasinės mirties, neapykantos į gyvenimą, amžiną gyvenimą, dievišką gyvenimą, meilę. Aleliuja. Aš perėjau iš mirties į gyvenimą, nes aš myliu brolius. Aleliuja. Aš esu mylėtojas. Aš ne tas, kuris nekenčia. Šlovė Dievui. Pakelk ir kitą ranką ir dėkok jam už tai. Pagėdokime. Aleliuja. Šlovė Dievui.